Žemės gyventojų skaičius per metus padidėja 70 milijonų. Žmonių veikla pakeitė 50% žemės paviršiaus. Lietuvos visas paviršius keičiamas jau ne pirmąsyk. Ar darni plėtra laukia Lietuvos? Ateitis Lietuvos aiški. Turime eiti į priekį, sukurti gerą gyvenimą visiems Lietuvos žmonėms, bet be apsaugotos gamtos, jos turtų, tokio gyvenimo nesusikursime. Mūsų miestuose pagrindinis oro teršėjas – automobiliai. Dusdami kasdieniuose kamščiuose paklauskime savęs, kas yra automobilis? Ar tai mano tarnas, ar aš jam vergauju? O galėtų būti šitaip. Naujieji mikrokvartalai išsibarstė vidur laukų. Kur dedasi jų nuotekos, jų tualetų turinys? Ir kaip mokyklą ar vaikų darželį pasiekti mažajam šio kvartalo piliečiui? Siūloma kita schema. Miestas vystosi centre pagal projektą su komunikacijomis ir visos nuotekos išvalomos vandenvalos įrenginiuose. Pasaulį užgožė šiukšlės, juk ir aš dėl to kaltas. Atliekas rūšiuok. Ir gimsta iš makulatūros nauji laikraščiai, iš plastiko nauja tara, iš senų automobilių nauji pasaulyje. Tai gal ir pas mus taip galėtų būti? Taip norėtųsi, kad ta dalis problemų nuo žmonių nusimtų. Be abejo, kad jos nusimtų, tai yra mūsų bendras vėlgi darbas. Tai palinkėčiau bendrai dirbti, bendrai visiems suvokti tas atsakomybės, kurios kyla kiekvienam savo darbo vietoj arba tiesiog kaip piliečiui, mylinčiam gamtą. Ir tai, kad tos santarvės ir darnos kitais metais būtų daugiau. Naujos technologijos, nauji sprendimai senų energetiškai netaupių pastatų tvarkymas. Tam skirtos konferencijos, seminarai bei parodos. Balanos gadynės grįžimo nebus, tad žengiant į priekį reikia žinoti, kur eini ir dėl ko stengiasi. Mūsų interesas, aišku, ne tik tai vykdyti ES direktyvas. Mūsų pačių interesas išsaugoti mūsų gamtą, mūsų ežerus, mūsų upes, visą gamtą, miškus, nes čia yra mūsų didžiausias turtas, nes mes visą laiką sakom, kad neturim tų turtų. Turim. Didžiausias turtas yra mūsų gamta. Nuo 2005 metų Lietuvos miestuose gyvena daugiau nei pusė visų gyventojų. Sudietiška pasaulėžiūra keičia miesto gyventojų mąstymas. Mokytis urbanistinės ir gamtinės aplinkos dermės buvo galima ir pirmajame po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo organizuotame tarptautinėme urbanistinėme forume Lietuvos darnios erdvinės plėtros sistemos kūrimas, kuriame ir gimė Darnios plėtros akademijos idėja. Tad numatyti į priekį ir ryžtingai eiti numatytų kelių svarbu ir projektuojant naujus rajonus, ir pertvarkant pasenusius kvartalus. Labai yra inertiškas mąstymas, nenorėjimas nieko keisti. Galbūt čia lietuviškai yra vis tik mentaliteto problema. Kad aš noriu, kad tai būtų kaip yra ir kad nieko nereikėtų keisti. Bet aš manau, kad ekonominė lazda arba ta ekonominė rykštė tam tikrus mąstymo pokyčius neišvengiamai darys. Žalias lopinėlis už lango, medžio kamienas tarp mūrų ar pavasarinė zylės giesmė.
Tai ir yra tai, ką išlaikydamas savo gyvenimo erdvėje žmogus liks žmogumi.